internete. Čia kartą susiradau muzikinį klipuką. Tokia jaunutė mergaičiukė dainuoja dainelę. Ir kažkaip man taip įstrigo viena frazė. Cituoju. Mielas draugė, ar žinai, kaip prakaituoja agurkas? Kai skaitau ir rašau, jaučiuos panašiai. Aš ne mokslams sukurta. Daugtaškis. Tokia su humoru truputį dainelė. Ir va ta frazė, kad skaitymas ir rašymas yra komplikuotas dalykas jaunam žmogui. Turbūt paliko atgarsį mano širdį. Bet pirmiausia noriu pasakyti, kad aš išgirdau tokią labai švarią, tokią skambančią sielą. Va tas labiausiai mane kažkaip patraukė ir aš net ne vieną kartą klausiau to teksto, tos dainos ir kažkaip toks dviprasmiškas jausmas. Iš tikrųjų labai gražu, kada žmogus toks labai tyras, švarus, talentingas ir iš kitos pusės supranti, kad dar viena siela atsidūrė šitam tokiam klaidžiam, komplikuotam pasaulyje, kaip jai seksis, kaip jinai gyvens šiandien. Nes aš pats savo vaikystę prisimenu, kad faktiškai vaikas būdamas, sakau, man buvo kokie 4-5 metai, aš formulavau tokius klausimus apie būtį, apie daiktus, kad faktiškai netgi dabar juos prisiminus ir kažkam pasakius, suaugę žmonės jų nesupranta. Jie jų neįkanda. Nes tai yra tikrai logiškos, abstrakčios formuluotės, probleminiai klausimai. Ir aš matau, kad jie man buvo, kaip dovana, kaip duoti tam tikri orientyrai, kur man judėti gyvenime, kokia kryptim judėti. Tai vaikystėje aš tuos klausimus atminty išsaugo ir vaikystėje aš gavau orientyrus. Kokių žinių man reikia siekti ir ir orientuotis, kur tiesa, kur melas, ko galima pasitikėti, ko negalima. O prisireikė man, reiškia, tų kriterijų, tų vaikystės kriterijų dėl to, kad šitas pasaulis yra be galo klaidus. Jis pilnas melo. Aš nežinau, ar 10% čia yra tiesos. Aš bijočiau duoti 10% tiesos. Tai yra grinai melas, nes dalinės žinios, dalinė tiesa irgi yra melas faktiškai, nes tau neduoda visą vaizdą, tau kažkokį fragmentą duoda ir tu matai, kad su tuo fragmentu vis tiek atėjus kažkokiai sunkiai situacijai, komplikuotai situacijai, tu negali remtis tom žiniom. Jos klaidina tave. Tu matai, kad jos silpnos, jos per silpnos, kad vertinti realias gyvenimo situacijas, kad spręsti realias gyvenimo situacijas. Ir todėl aš sakau, kažkur 90% tai yra melas šitam pasaulyje, žinyje. Didelė dalis atviras melas, išsigalvojimai, o kita dalis yra dalinė tiesa.
Ir sakau, vat, kažkur grinų tų dalykų aš vargu ar duočiau 10%. Vargu ar duočiau. Gal duočiau kokius 2-3 procentus. Grinų dalykų, tikrų dalykų. O visa kita yra labai abejotina. Todėl vat tas ir yra vat klausimas, į ką atsiremt žmogui, kai tu nieko faktiškai, tu pamatai, kad tu nieko negali pasitikėti. Tau reikia pačiam viską pačiupinėti ir viskam permąstyti ir patikrinti, kad tu galėtum pasitikėti. Ypač šiais laikais. Dar kiek tai metų atgal dar nebuvo tokios jo avalynės. Dar tų žinių nebuvo, čia priplaukė visokio kalibro ir visokio plauko, bet kai dabar ypač internete, ten jo avalynė, ten šiukšlynas absoliutus, ten reiškia nuomonės visi sako, o kas yra tavo ta nuomonė? Moksliniai faktai labai skiriasi nuo eilinio žmogaus pastebėtų faktų, nuo jo nuomonės. Sako, čia mano nuomonė ir kalba taip užtikrintai, užsispyrusiai, čia maždaug tu nebandyk dar su juo ginčytis. Čia jis maždaug žino. Bet tikras žinojimas yra moksliniai faktai. Ir kas yra moksliniai faktai? Tai yra surinkti stebėjimo duomenys, tai yra padarytos išvados, remiantis tam tikrą metodiką, padarytos išvados, apibendrinimai ir iš jų išvesti dėsningumai, iš tų žinių išvesti dėsningumai, formulės. Dar tos žinios, tie moksliniai faktai, kurie surinkti iš stebėjimų ir iš dokumentų, dar tos žinios yra lyginamos su analogijomis, su panašiom žiniom kituose moksluose, kitų mokslininkų surinktais duomenim, kurie yra panašus. Ir dar daromas išvados, vertinimai. Taip, kad moksliniai faktai yra nepalyginamas dalykas su žmogaus kažkokiais tai surinktais faktais. O žmonės jie maždaug, aš žinau, tu čia tikėk manim, kaip tu čia manim netiki, ašgi žinau, ašgi mačiau. Tai vat apie šitą žmogaus tokį vat, žmonių šitų žinių nepatikimumą aš noriu pagrįsti. Noriu pagrįsti ir skaičiau tokį atvejį. Amerikoje kažkokia, reiškia, socialinė įstaiga darė tokį socialinį eksperimentą. Jie pasikvietė įžymų smuikininką, pasaulinio garso smuikininką, Joshua Bellą. Ir jisai kažkur 45 minutės smuiku grojo Vašingtono metro. Pasidėjęs ten, gal skrybelę kokią pasidėjęs. Ir ką, kem 5 minutės sugrojo 6 kūrinius. Grojo jisai Stradivarijaus smuiku, reiškia, labai įžymaus italų meistro, kur ten skambesys kažkoks ypatingas tų smuikų. Jie yra labai reti ir labai brangus. Va to smuiko kaina buvo $3,5 milijono. Vat vieno smuiko, to Stradivarijaus italų meistro smuiko kaina $3,5 milijono. Ir va tas meistras, jisai apsirengęs paprastų žmogum, reiškia, be jokių ten kažkokių tai ypatingų ženklų, kad jis kažkoks tai ten pasiturintis. Tiesiog, kaip paprastas žmogus, į tuo smuikeliu jisai pagrojo kem 5 minutės. Ir kiek sustoja paklausyti tik 6 žmonės. Iš tos minios, metro. Ten metro jisai groja. Tai ten minė žmonių ryte eina. Į darbą važiuoja. Minė plaukia. 6 tik žmonės sustoja paklausyti. Pasaulinio lygio meistras groja. Dar 20 žmonių nesustoja, bet įmetė pinigų. Kiek ten jis surinko, gal per tą nepilną valandą, gal kokius $32.
Tai va, iš tų žmonių, kurie tiesiog pasigailė ir tiesiog nesustodami įmetė ten jam. Tai va, koks moralas. Koks moralas? Baisus moralas, baisi išvada. Suprantat, tas žmogus, jisai prieš porą dienų Bostono ten koncertų rūmuose grojo salėj, kur ten ovacijos, kur ten susirinko ten anšlagas, čia pasaulinė įžymybė, tai $100 kainavo bilietas, $100 vienas bilietas, ten salė, anšlagas, čiagi ne šiaip savo. Prieš 2 dienas tik jisai groja. Ir staiga jisai pats atsisėda kažkur metro, jo niekas nežino, niekam jo nereikia. Niekam jo muzikos nereikia. Tai kur jūsų klausa, jūs gudrieji, reiškia, įžymieji, supratingiai, kur jūsų, reiškia, supratimas, muzikinis skonis, kur išsilavinimas, kur jūsų širdies jautrumas. Nei vienas neatpažino, kad tai yra arti prie tobulumo ta muzika. Nieks neatpažino. Čia kažkoks, faktiškai valkata. Jiems valkat. Tai va, jum žmonių sugebėjimas suprasti pasaulį. Nulinis, absoliutus, net ne nulinis, minusinis. Minus kažkiek balų. Minus labai daug balų. Neteigiamas, o neigiamas balansas, jeigu vertintum žmogaus sugebėjimą pažinti pasaulį, pažinti kitus žmonės, pažinti, įvertinti jų sugebėjimus, įvertinti jų dūšią. Ko vertas žmonių sugebėjimas? Niekinis, absoliučiai niekinis. Jeigu tu jam nepasakai, kad čia įžymus, jam ir neįžymus. Tai reiškia, tu jam pasakysi, kad va, šitas surodėjęs gelžgalys yra aukso gabalas, tai visi tokiam akim, oi, auksas. Visiems bus auksas. Va, ko vertas žmonių tas sugebėjimas pažinti pasaulį, jis nieko nevertas. Žmonės kaip avys, reiškia, piemuo pasako, kad čia yra auksas ir visi auksas. Jeigu pasako, kad čia niekalas ir nežiūri į tą pusę. Nors ten gali būti vertybė, bet nei vienas į tą pusę nepasižiūrės. Todėl, kad žmogus yra labai paviršutiniškas. Yra vienetai, kurie ieško tikrų dalykų ir jaučia tikrus dalykus. Yra absoliučiai vienetai. Ir šitas pasaulis, jisai yra labai paviršutiniškas, nes aš fotosalone dirbau, atsimenu. Ir norėjau su žmonėm kažkaip draugiškai, norėjau būti jiem geras fotografas. Ir jie ten ateina į fotosaloną, jie ten išsilydo, kokie jie malonūs, kaip jie nori su tavim čia bendrauti, kaip jie nori su tavim draugauti. Jam paslaugą suteikė, jis išėjo. Ir aš atsimenu, tuos žmonės sutikdavau mieste. Ir aš galvojau, kad jie jau maždaug čia kažkokie tokie draugiški, man pasirodė tokie savi. Sveikinuosi, jisai akmeniniu veidu praeina, pasižiūri į mane, kas čia toks. Jis jau po kelių dienų manęs nepažįsta, jis eina akmeniniu veidu. Aš jam tuščia vieta. O ką tik jis buvo, tiesiog šilčiausia širdis, geriausias draugas ten, kai jam reikėjo paslaugos. Tai va toks pasaulis yra, kuris neturi meilės, kuris neturi atpažinimo tikrų dalykų. Jiem ir nereikia tikrų dalykų. Žmonėm tikrų dalykų ir nereikia, nes galvoja, kad pagrindinė valiuta yra materialios vertybės ir viskas. Ir todėl su vertinimu vertybių irgi labai blogai. Žmonės nemoka įvertinti nei žmonių kokybės, nei daiktų kokybės, nei aplinkybių, nei istorinių aplinkybių nesuvokia, nei politinių aplinkybių. Tiki paistalais. Nes neturi kriterijaus. Ir apie ką aš norėjau pasakyti šiandien. Kalbant apie žinojimą,
Nu, žinios yra maistas žmogui, vidiniam žmogui yra maistas, nes vidinis žmogus auga, bręsta, lygiai grečiai su tuo, kokią žinias jisai gauna. Ir, ir vat, prisimindamas kiekvieną kartą mergaičiukę, skaidrę sielą, aš suprantu, kad yra toks dalykas kaip žmogaus sielos gerovė. Yra žmogaus kūno gerovė, bet yra ir žmogaus sielos gerovė, apie kurią faktiškai, nieks nekalba. Psichologai, tai aš nenoriu negražaus žodžio vadinti, nes jie dedasi, kad jie domisi sielą, bet ne. Jie irgi domisi kūno gerovę, prisidengia psichologiniais terminais. Yra ir išimtys, aišku, kaip ir visur psichologija, yra irgi gerų tokių specialistų, bet čia yra, kaip sakau, kaip labai reti grūdeliai aukso tarp smėlio, smilčių daugybės. Kaip ir visur, tikrų dalykų yra maža. Tai kalbant apie kūno gerovę, tai kūno gerovę rūpinasi beveik visi žmonės sąžiningai, visi nori gerai pavalgyti, turėti daug pinigų, būti saugus, turėti, turto turėti, nuosavybės, turėti pažintis su reikalingais žmonėm, turėti pelningas darbo vietas, žodžiu, vaikosi sėkmės, ten laimės ir taip toliau ir panašiai. Tai va čia kūno gerovė. Žmogus nori būti užtikrintas, kad jo kūnas visą laik bus saugus, aprūpintas, pamaitintas, palepintas ir išgirtas visų. Čia tų žmonių išgirtas, kurie nesusigaudo vertybėse, kurie nemoka atpažinti pasaulinio garso smuikininko. Tai bet vis tiek žmonės tikisi pagyrų vieni iš kitų. Kam jum pagyros iš žmogaus, kuris nemoka vertinti, kuris neturi kriterijų, bet jisai maždaug su minė, reiškia. Jeigu minė šlovina, ir aš šlovinu. Minė peikia, ir aš peikiu. Tai minios šlovė tokia maždaug. Taip jie supranta pasaulį, taip jie pažįsta pasaulį. Tai kalbant apie sielos gerovę, tai kai aš pamatau tokį kažkokį tai švarų žmogų, aš tikrai širdį suspaudžia dėl to, kad šitam pasauly kas tau pasakys apie sielos gerovę? Kas tau pasakys? Visi kalba apie tai, kad maždaug sielos nėra, ten maždaug migla kažkokia tai. Ir nereikia ten orientuotis į sielos poreikius, nereikia atsižvelgti į sielos poreikius, nereikia pergyventi kokią informaciją tu naudoji. Kaip į šiukšlių dėžę į save bet ką gali įsimesti. Ne bet ką. Sielos gerovė, šiaip jau brandus žmogus supranta, kad sielos gerovė yra svarbesnė net negu kūno gerovė. Bet čia iki to reikia užaugti, kada tai tikrai tu supranti, kada ta siela tavyje išryškėja ir tu pradedi gaudytis tose vidiniuose judesiuose savo. Bet galima ir pagadinti savo sielą. Jeigu ne su tai žmonėm, jeigu ne su ta informacija, jeigu ne ta profesija, tai tiesiog gadini ir viskas. Ir jinai netenka to žavesio, to jautrumo, jinai netenka tam tikrų savybių. Ją lengvai galima sugadinti, nes siela yra jautrus smuikas, jautrus instrumentas labai. Grubiu elgesiu ją galima labai lengvai sugadinti ir išderinti ir vietoj jautrių stygų uždėti tokius dratus kietus, kurie labai grubiai vibruoja, kažkokį garsą išduoda, ten dratai tokie, ūžia atseit maždaug skamba jie. Tai neliks to. Gali nelikti to jautraus tyro skambesio, bet gali ten būti. Gali tos stygos pavirsti dratais tokiais, bum, kurie vibruoja, tokiu grubiu, tokiu
grubius garsus išduoda. Nu, žmonės sugadina savo sielas, jeigu lenda, kur jiem nereikia. Kurie elgesi neatsargiai su savo vidiniu pasauliu. O kasgi turėtų pasakyti, kaip elgtis su savo vidiniu žmogum ir iš viso, kas turėtų pasakyti, kad jis egzistuoja kaip suverenus konstruktas, ta siela, atskirai negu kūnas. Nu, pavyzdžiui, aš tokį pavyzdį duosiu. Sakykime, ankstyvas rytas, žmogui reikia keltis į darbą arba į mokyklą. Ir žmogus pajunta, kad jame yra tarsi tokios, kaip sakykime, dvi paralelinės kažkokios tai terpės. Kūnas sako, aš dar miegosiu. O kažkas viduj sako, kelkis, reikia keltis. O toks kažkoks, nesusidvejinimas, bet vis tiek kažkoks toks vidinis dialogas vyksta. Tas visas kūnas, jis mieguistas, jisai niekur nenori, jis skleidžia signalą, kad aš niekur neįsiu, aš noriu dar miegoti. Bet kažkas tai priešingas jam, priešinga jėga sako, kelkis, aš įsipareigojęs įstaigai, mokyklai, žmonėm, reikia keltis. Ir aišku, nugali tas vidinis žmogus. Ta dvasia žmogus nugali, kūno balsą nugali dvasia. Va čia ir yra tas dualizmas, kada yra kūnas ir vidinė žmogaus dvasia arba dvasinė siela. Tai va yra tas prieštaravimas. Ir dažnai gyvenime tos dvi jėgos susikerta, bet dažniausiai dvasios balsą nuslopina kūnas. Jisai persivalgo, jisai apsigeria, jisai tinginiauna, jisai vietoj pamokų ruošimo geriau eina kažkur padūkti, teisingai. Kūnas jisai veda į savo pusę, o dvasia veda į savo pusę. Ir jeigu tu maitini dvasinį žmogų, jisai stiprėja, jisai tampa žmogus atsakingas, disciplinuotas, doras, šviesus, išsilavinęs, atsakingas. O jeigu lepini kūną, tada kūnas ir neša, reiškia. Kūnas ir neša per gyvenimą. Kaip šitai dainelė, jeigu nesimokysi, tai reiks kiemsargių ten dirbti ar ten kiaulę šerti. O Dieve. Tai paprasta tiesa ir liaudis ją supranta, kad yra tos dvi jėgos, reiškia dvasinis žmogus ir kūniškas žmogus. Kam tu pasiduodi, kur tave neša? Ir aš atsimenu, mano draugai, vaikystės draugai, aš pajutau, kad jie labai nuo manęs skiriasi. Man kildavo tokios rimtos problemos apie pasaulio kilmę, apie daiktų esmę, norėjosi pažinti daiktus, tokios kaip pradžios ir pabaigos, tokios abstrakcijos. O mano draugai, jie žiūriu, pervažiuoti šito, motociklų pervažiuoti, jiem reikia, pervažiuoti kažkur, kažkur medin kokią įlipti, supranti. Tokį veiksmą žmonės. Ir aš lipiau, ir aš ten motociklais tais važinėjau kartu su jais, nes, kur tu dėsies? Ir žiūriu, kad dauguma tokie žemiški žmonės, jie nekelia tokių rimtų tokių mokslinių klausimų visiškai. Ir esi vienas faktiškai su savo to mintim. Bet kada aš atėjau į mokyklą, ir čia mes prieinam prie to klausimo, kas teikia tas žinias žmogui. Kada aš atėjau į mokyklą ir pasipylė srautas žinių į mane, aš buvau labai nustebintas. Labai. Atseit švietimo sistema rūpinasi žmogaus tuo dvasiniu vidiniu žmogum, tuo protu, intelektu. Atseit rūpinasi. Rūpinasi, kaip supranta, rūpinasi.
Ir nereikia daryti skirtumo didelio tarp tarybinio to vidurinio išsilavinimo ir tarp dabartinio vidurinio išsilavinimo. Tai yra faktiškai lygybės ženklas. Žinios, tai yra tas pats gamtamokslis. Tai yra tas pats gamtamokslis. Ten kalba, literatūra, matematika, geometrija, fizika, chemija, geografija. Biologija, tas pats gamtamokslis. Ir po to, reiškia, prie realinių dalykų tie humanitarinė literatūra. Literatūra jinai jau kitokia dabar. Literatūra kitokia negu tarybiniais laikais, bet mes ne apie literatūrą kalbam, mes kalbam apie realius dalykus, apie tuos realinius mokslus, tai yra fizika, chemija, biologija, matematika. Taip, kad tai lygiai tie patys mokslai. Lygiai tie patys materialistiniai mokslai, kur ten programos ten sutampa idealiai. Galima sakyti, tie patys dėsniai, tie patys uždaviniai. Ir žodžiu, kada aš atėjau į mokyklą, pirmą klasę, dar pirmoje klasėje gal tos žinios dar buvo tokios seklios, bet vėliau, kada ten atsirado jau tokie išsiskyrę tie mokslai konkrečiau, ten, reiškia, geografija, ten gaublys, vandenynai. Aš supratau vieną labai keistą dalyką, kad viską, ko moko mokykla, neturi nieko bendro su tais klausimais, kurie man kilo vaikystėje. Absoliučiai nieko bendro. Ir aš ten 11 metų atsimokiau, vidurinę pabaigiau ir aš permečiau mintimis, kad nei viena pamoka, nei vieno karto, nei vienas mokytojas net neužsiminė apie tuos dalykus, kurie man rūpėjo vaikystėje, kur aš klausimus kėliau apie būtį, apie daiktus. Absoliučiai nieko bendro su tuo, kas buvo įdomu man, kas buvo svarbu man. Ir mano tas vidinis žmogus, jisai dejavo vidurinį. Jis dejavo, jis jautė didžiulį diskomfortą, nes kaip dėstoma yra vidurinėje mokykloje programų, kaip dėstoma. Atėjo ir varo į tave atsakymus. O kaip turėtų būti? Pirmiausia, protaujantis žmogus susivokia klausimą. Ir tada jisai gauna atsakymą, tada jam susidaro tokia logiška grandinė priežasties pasekmės. Jeigu jau kalbam apie teisingą intelekto ugdymą. Bet čia, reiškia, niekada nėra formuluojami klausimai. Niekada nemoka uždavinėti klausimus. Iš karto varo atsakymus. Varo, trumpas laikas, ten mokytoja užimta, daug vaikų, iš karto varo atsakymus. Švietimo sistema yra labai netobula, bet aš nemanau, kad yra šansų ten ją labai patobulinti. Mūsų pasaulis nėra tobulas. Bet jeigu kalbėti taip jau idealistiškai, tai yra ir destrukcijos daug, nes sakau, neišmoko tavęs kelti klausimų ir tu net nežinai, iš kur čia tau tie atsakymai. Iš kur čia ta žinija, iš kur čia jie paėmė tos atsakymus. Mokslininkas, jisai kelia klausimus kažkokius, jis apie tai mąsto visą gyvenimą ir paskui jam ateina tie atsakymai, kažkokie apibendrinimai. Tai mokykla pasiima tik šitos apibendrinimus, viršūnėlę tą paima maždaug, nugriebia grietinėlę ir suvaro, reiškia, į protą vaikams šitiem. Suvaro, užprogramuoja. Jo, tai tai gerai, išsilavinimas jisai šioks toks yra, bet supratimo apie pasaulį vis tiek nėra. Vis tiek tai yra fragmentinės žinios. Biologija su matematika niekom nesusijus. Geografija su chemija nieko neturi bendro iš tikrųjų. Tai kaip gabalai tokie atskiri. O pasaulisgi tai nėra gabalais, pasaulisgi tai yra vientisas. Vientisas audinys. O čia išskaido tau į gabalus tokius ir sumeta į tave. Tai
Tai už tai aš sakau, kad žmogus patekęs, suaugęs, kada jisai suauga, kada jam reikia pačiam spręsti gyvenime problemas, jisai patenka į tokią situaciją, kad jis susiduria su nepažįstamu pasauliu, kad jis mato, kad čia viskas kitaip. Viskas visiškai kitaip. Ir paskui žmonės patys ten grabaliojasi, kažką ten išsigalvoja, pilnas internetas išsigalvojimų, kažkokių nuomonių, tos nuomonės, kokia jų vertėtų nuomonių. Aš jau sakiau, kad nuomonės ir moksliniai faktai yra labai didelis skirtumas. O kas iš jūsų turi galimybę susikurti mokslinius faktus? Kas? Beveik niekas. Taip, kad tenka tada grabaliuotis tų nuomonių pasaulyje, ten tipo politinių nuomonių, kultūrinių nuomonių. Tai yra vargas. Tai gerai, jeigu situacija stabili, paprasta, jeigu nėra karo, jeigu nėra bado, tai dar galima gyventi. Bet jeigu būtų kritinė situacija ir tektų išgyventi sunkiam sąlygom, tai tokie žinias neatsiremsi. Į šitą jovalą visą internetinį, kas žmonių galvose dedasi, o Jėzau. Tu jų tik tai klausyk. Jo, tai vat kalbant apie tas problemas, kurios man vaikystėje iškilo, aš faktiškai jas išsigryninau tuos klausimus ir tiesiog taip ir gyvenau, reiškia, su tom problemom, kurias aš pats bandžiau ir kažkaip išsispręsti. Tai va tas vidinis žmogus, jisai man asmeniškai tai buvo orientyras gyvenime. Nes be vidinio orientyro blogai, nes tada išoriškai tave tempia kažkas. Tie sako, einam su manim, tie sako, einam čionai, kiti sako, va čia yra kažkas gerai. Aš netoks žmogus, man vidinio reikia orientyro. Kaip gyventi, kaip suprast daiktus, kaip suprast pasaulį. Man reikia pačiam žinoti. Ypač šitoje nepriklausomai Lietuvoje aš pamačiau, kad faktiškai jokiam žiniom negalima tikėti. Nes jos po savaitės tampa bevertės. Žmonės išsigalvoja dalykus, žmonės spėlioja dalykus, žmonės išdidžiai nuomonę savo sako, jos bevertės pasirodo. Taip, kad jeigu tenka pačiam remtis į save, į savo... tiesiog, kada lieki vienas, ypač gyvenime, tenka spręsti pačiam kažkokias problemas. Tau reikia tikrai žinoti. Ir mano tas vidinis išsiugdytas žinojimas, jisai davė man tą vidinį kriterijų. Kad aš galiu orientuotis toj žinyje ir atpažinti, kur melas, kur tiesa, daugiau mažiau. Ir todėl norėčiau pasakyti, kad ta problema, žinojimas ir tikėjimas yra fundamentali žmonijos problema. Žinojimas ar tikėjimas. Ir aš turiu pasakyti, kad kaip atsirado, sakykime, šitas mokslas, vidurinės mokslas, iš kur jisai atsirado. Nes čia yra žinojimas, tai nėra tikėjimas. Gamtamokslis yra žinojimas, tai yra žinios, racionalios žinios. Bet aš noriu pasakyti dabar, kaip jos atsirado. Ir jūs nustebsit. Sužinoję, kaip atsirado, reiškia, šitie visi mokslai. Antikos filosofai, mąstytojai, jie kėlė įvairius klausimus, bet tai liko tik filosofiniam lygmenį tie klausimai. Tie antikos filosofai vieni sakė, kad siela yra, kad jinai nemirtinga, kiti sakė, kad iš vis yra tik materija. Ten visiški prieštaravimai.
faktiškai nebuvo įmanoma atsiremti, į nieką nebuvo įmanoma atsiremti. Ir Izraelyje pasirodo Dievo sūnus, viešpats Jėzus Kristus, jo mokiniai užrašo jo mokslą ir tas mokslas, faktiškai tai dar antika, tas mokslas jisai plinta labai smarkiai, jis plinta Europoje tuometiniai, jis plinta Azijoje tuometiniai, kūrėsi bendruomenės, bažnyčios tos pirmosios. Ir tos, reiškia, pirmosios krikščionis persekioja romėnai, Romos imperija. Faktiškai pagonys, kurie garbino daug dievybių, ten turėjo šventyklas tų dievybių. Ir jie krikščionis persekioja pagonys ir krikščionis persekioja žydai. Nes krikščionybę jie laiko kaip sektą, kaip atskala tokia, judaizmo atskala. Bet krikščionys nebijo tų persekiojimų, jie plinta, tos bažnyčios dauginasi. Ir ateina tas laikas, aš dabar nepasakysiu, kuriam čia amžiuje, lyg tai 3 amžiuje mūsų eros, Konstantinas imperatorius, Romos imperatorius, jisai pripažįsta krikščionybę. Jis atšaukė tas visas pagoniškas religijas. Imperatorius Konstantinas ir jisai paskelbė, kad nuo dabar mūsų pagrindinė religija bus krikščionybė, Kristaus mokslas, tai reiškia valstybės pripažintas, tos imperijos pripažintas mokslas. Ir kągi, krikščionybė jinai tapo oficialiai pripažinta žinija. Kaip čia pasakyti, apreiškimu gautas tekstas, jisai tapo valstybinio tokio žinojimo pagrindu. Nes jeigu žinios gaunamos išprotavimu, loginiu išprotavimu, tai yra žinios, jos yra materialistinės. Bet kada žinios gaunamos apreiškimu, dievišku apreiškimu, tai nėra žmogaus išprotavimai, tai yra apreiškimas, tai yra įkvėpti dalykai. Ir Biblija, Senas ir Naujas testamentas, tai yra apreiškimas, tai yra įkvėpti dalykai. Tai nėra logiškai išprotauti dalykai, tai yra įkvėpti dalykai. Ir staiga Romos imperija šventą raštą krikščionybę paima už ideologinį pagrindą valstybės. Steigėsi bažnyčios, plinta krikščionybė oficialiai. Ir kadangi tekstai, švento rašto tekstai, jie yra, galima sakyti, iracionalūs. Tai yra tikėjimo tiesos. Tai atsiranda daug protingų žmonių, kurie jungia, reiškia, šventą raštą, tuos tekstus jungia su Aristotelio mokymu, su graikų filosofo Aristotelio mokymu, su jo filosofija. Ir iš viso to jungimo gimė tam tikra žinijos sritis kaip scholastika. Tai yra toksai, kaip sakyti, keistas mokslas, keistos problemos ten buvo keliamos. Sisteminami tam tikri, reiškia, terminai, dėsniai, įstatymai sisteminami. Ieškoma jų hierarchijos, kas svarbiau, kas mažiau svarbiau. Reiškia. Ir tas, reiškia, scholastika, tai jinai prasilaikė labai ilgai. Faktiškai viduramžių architektūra, ten, reiškia, tos technologijos, menai visi, viduramžių karyba, faktiškai buvo paremta ant to žinijos, ant scholastikos, faktiškai valstybės valdymas. Taip,
visa politika, menas, amatai. Visa tai rėmėsi į tą, reiškia, scholastiką. O kas scholastika? Tai yra faktiškai Dievo žodis. Tik tai intelektualiai interpretuotas. Faktiškai praėjo viduramžiai ir ta scholastika pradėjo išsikvėpinėti po biškelį. Ir reiškia, atsiranda renesansas, čia jau prasideda Europoje atgimimas atseit. Ir atsiranda toksai anglų mokslininkas, toks filosofas Francis Baconas, kuris pasiūlo, sako, o mes, sako, pažinsim Dievą ne iš Biblijos. O mes pažinsim Dievą, sako, iš gamtos, iš Dievo kūrinių. Ir jisai faktiškai inicijuoja jo ten pastangom, atsiranda faktiškai tas mūsų gamtos mokslas. Taip, jis atsirado tik tai būtent renesanse jisai pradėjo užsimesginėti. Nes iki tol buvo natural filosofija. Tai yra, kada gamta yra stebima tik tai paviršutiniškai. O reiškia, po Francio Bacono, reiškia, tų pareiškimų atsirado eksperimentas. Ir matematinis įrodymas, matematinis pagrindimas to eksperimento. Faktiškai aprašomasis mokslas tapo eksperimentiniu, įrodomuoju ir žmonės pradėjo išmokti įrodyti tam tikrus teiginius. Jos jau ne tik stebi gamtą, bet pažįsti gamtą, atrandi dėsnius ir tada įrodinėji tos dėsnius. Taip, kad šitam gamtos mokslui labai nedaug metų. Ir jo kilmė yra kokia? Krikščioniška. Nes visi tie terminai, tie pradiniai teiginiai, jie paimti iš scholastikos. Ir galiausiai pats gamtamokslis kaip tikslas, kaip problema buvo įrodyti Dievo buvimą. Stebint gamtos reiškinius, įrodyti, kad tai yra Dievo kūriniai. Va kokia buvo gamtamokslio pradžia, bet paskui pradėjo išmetinėti Dievą iš visur. Ir paliko tik tai tas žinias ir viskas. Ir paskelbė, kad maždaug metafizikos nereikia, lieka tik fizika. Ir dabar mokykloje moko ko? Fizikos. Bet pasaulyje yra priešingybės, tada harmonija. Visą laik buvo dvi pusės. Metafizika ir fizika. O dabar metafizika išmetė, reiškia. Tai, kas išprotauta žmogaus protą, jie neįskaito. Lieka tik tai, ką tu gali pačiupinėti. Reiškia, faktiškai metafizika išmesta kaip nereikalinga. Irgi baisi neteisybė, klaiki neteisybė, betgi visiems gerai. Kam čia mums, reiškia, tie išprotavimai, kam čia mums tas proto logika, mums užtenka to, ką mes galim pačiupinėti. Medžiagą pačiupinėjai. Taip, kad to jūsų vidurinė tiesos irgi nedaug. Nes fizika be metafizikos yra nepilnavertė. Tai yra tik dalinė tiesa. Tiek to nesiplėsiu. Ką aš norėjau pasakyti, tokios svarbos, tai kad faktiškai žmonija atsisakė savo šaknų, tai yra krikščioniškų žinių, krikščioniško apreiškimo ir paliko tik tai tą žiniją. Žiniją iš kur jinai? Iš to, kad tu pačiupinėjai ir gali liniuotę išmatuoti arba kilogramais pasverti. Tai vadinam pozityvizmu, kada atmeti viską, kas dvasiška ir palieki viską, kas materialu, atseit, ką gali įrodyti, kur eksperimentą gali pakartoti, rezultatus tuos pačius gali gauti. Vadinama filosofija pozityvizmu, liko tik pozityvizmas. Viską, kas dvasiška, kas buvo tos pradinės žinios, startinės, dieviškasis apreiškimas, buvo atsisakyta, buvo to ignoruojama, niekinama, trypiama ir durninama. Žmogus trypia savo paties šaknis. Tas pats, kas tu spjaudytum ant savo prosenelių.
ant savo genealoginio medžio. Sakytum, aš čia gudriausias, o visi kiti durniai iki manęs. Nu, čia tas pats, kada gamtos mokslas spjaudo ant Evangelijos, ant savo šaknų, ant savo ištakų spjaudo. Ir pamėgink kam nors įrodyti iš mokslininkų, kad tavo šaknys yra Evangelijai. Pažiūrėsiu tave tokiam akim, darnius. Nu, tai vat tokio lygio yra šitas pasaulis. Tai vat todėl ir vat ta minia, kuri praeina pro Stradivarijaus smuiką, ta minia, kuri praeina pro smuikininką pasaulinio garso ir net pažįsta jo, va čia yra nuosprendis šitai žmonijai. Čia yra, jinai pati savo pasirašo nuosprendį, kad dauguma žmonių yra kūniški. Jie nesirūpina absoliučiai savo sielos gerovę. Jie absoliučiai nesirūpina žinių tikrumu grynumu. Jie gyvena šitom žineliam, va tokiam vienadieniam, kaip saldainiais, praryja, man skanu pasidarė, apie rydieną negalvoja, apie komplikuotas situacijas negalvoja. Ir nesupranta, kad su šituo žinojimu, tokiu vat politiniu šituo, kur viskas keičiasi, vartosi, kur, kur vien falšas, kur vien melas, kur vien vienadieniai dalykai. Piš ir nėra po savaitę šitų žinių. Piš ir jos nieko nevertos. O visiems gerai, matai, čia, tegu būna jums gerai. Ir visi galvoja, kad daugumos yra tiesa. Ne daugumos yra tiesa. Nėra tos tiesos minioj, nėra tos tiesos pas daugumą. Nėra. Aišku, nereikia ten maištauti, nereikia ten šakotis, nes, ką tu gali padaryti prieš tą minią, ką tu gali padaryti. Vis tiek tu turi derintis, vis tiek tu turi kažkaip tai žinoti tai, ką žino ta minė, kažkiek vis tiek turi žinoti, vis tiek turi orientuotis, vis tiek turi žinoti tas falšyvas teorijas, irgi turi žinoti. Mane labiausiai liūdina tas dalykas, kad šiandieninių pamokslautojų pastangom iškraipyta Evangelija. Ten tiek daug tuščių interpretacijų, ten tiek daug kliedesių privelta, atseit mokoje Evangelijos. Vėlgi, aš pats sakau, šitas varganas žmogelis buvo priverstas, pamatęs tuos kliedesius, ką išdarinėja su Evangelija, aš buvau priverstas pats čiupinėti ir pats ieškoti, kaip iš tikrųjų reikia suprasti. Nes, vienas kalba taip, kitas kalba taip, trečias kalba dar kitaip. Ir tu supranti, kad tu negali jais tikėti, tau reikia pasimti pačiam ir pačiam per save patikrinti, išsiaiškinti, kaip yra teisingai suprantama Evangelija. Kainavo daug pastangų. Bet šiandien galiu drąsiai pasakyti, kad aš kalbu nemeluodamas, nes kalbu tai, ką žinau, kaip tikrai yra. O pasaulis jisai, kol jisai dar stabilus, va dabar, kol jisai dar stabilus, tai tos žinelės, va šitos falšyvos, dar jos leidžia žmogui gyventi. Nes pasaulis dar jisai maždaug toksai, vat, kaip atrodo, eina savo vaga, ten juda savo vaga, bet greit jisai birėt pradės tos, ypač dabar, kas dabar, vat, kas laukia žmonijos? Pradės birėt tos didžiosios valstybės, tos stipriosios valstybės pradės birėt, kur visi galvoja, kad jos labai tvirtos, labai stabilios. Čia, sakykime, ta didelė valstybė, jinai kažką pasako tokios svaraus ir jų ta tiesa labai svari, nes čia pasakė labai galinga valstybė, čia jūs visi klausot. Ir staiga pamatysit, kaip šitos didelės valstybės žinyje sistema garais pavirs, niekais pavirs. Jų išdidūs pareiškimai, jų išdidūs įstatymai, kuo jie pavirs. Ir žinios jų visos, ir
ir jų tiesos, ir jų teiginiai garais pavirs, nes jie patys pradės ten birėti. Ir chaosas bus šitose galingose valstybėse. Nu, tada pamatysit, kad šitos žinelės visos jos labai nepatikimos. To žmogiški tokie išprotavimai, visokie ten išvedžiojimai, fantazijos, sensacijos. Nesinori negero žodžio sakyti. Kuo maitinasi šitas žmogus, kūniškas žmogus. O tyra siela, jinai turėtų ieškoti tų klasikinių dalykų, grynųjų dalykų, pirmapradžių, tikrųjų dalykų. Nes viešpats sukūrė sielą taip, kad jinai skamba tik tada, kada joje tikri dalykai. Ir kada žmogus į save prikiša savo visokių fantazijų, išsigalvojimų, tai siela nebeskamba, jinai nustoja skambėti. Tai tau, mielas žmogau, aš ir sakau, kad reikia atsižvelgti į tą minios balsą, reikia, bet atsimink šitą pavyzdį Džošo Abelo, to pasaulinio garsos smuikininko pavyzdį, kad faktiškai nedidelė vertė yra žmonių šlovės, žmonių pagarbos, nedidelė, nes iš tikrųjų jie ploja ne todėl, kad jie suprato tą muziką, tą širdies skambesį, ne todėl, bet todėl, kad išreklamuotas tas žmogus, kad jis pripažintas, tai dėl to jam ploja. Ne dėl to, kad jo muzika graži, bet dėl to, kad jisai čia toks ypatingas, pripažintas. O kai jie išgirdo, reiškia, muziką, ta pati muzika, jinai skamba labai gražiai, bet ta minia, jinai į muziką jokio dėmesio nekreipia. Reiškia, jiem muzika tai ir nesvarbi. Jiem tik tas statusas svarbus, tik tas titulas svarbus. Tai va kokia ta tiesa žmonių, tai kam jinai reikalinga. Reikia ją atsižvelgti kažkiek tai, bet reikia turėti omeny, kad ta žmonių tiesa, minios tiesa, tai yra faktiškai falšas. Tai yra falšo pasaulis. Puolęs pasaulis. Ir gyventi jame yra labai nepaprasta. Labai nepaprasta. Ir galbūt ta vaikystė jinai ir graži, galbūt ir reikia tą vaikystę išgyventi, kaip ten reiškia, valgant saldainius, džiaugiantis kažkokiais tai mažais dalykais, bet reikia turėti omeny, kad geriau savo laiką skirti rimtiem dalykam ir ruoštis rimtam gyvenimui, nes gyvenimas neglostys, artinasi sunkus laikai, kada iš vaikų bus pareikalauta suaugusiojo atsakomybės, reiks spręsti dėl savo likimo, dėl savo gyvenimo labai rimtai. Nes artinasi sunkus laikai. Taip kalba Dievo pranašai ir ne vienas Dievo pranašas kalba labai labai rimtus dalykus. Taip, kad geriau nešvaistyti laiko ten saldainiam ir kažkokiem tai, vaikiškiam kažkokiem tai tenai išposam, o reikia ruoštis rimtam pasauliui. Į save sodinti rimtą žiniją. Rimtą žiniją, nes į tai galės atsiremti kaip į kriterijų. Kada bus sunkus laikai, kada reiks daryti sunkius sprendimus gyvenime, atsakingus sprendimus, kada kitą kartą negalėsi į nieką atsiremti, bet tik į save galima bus atsiremti. Reikia į save susidėti labai rimtas žinias, grynas žinias, fundamentalias žinias. Ir taipogi gerai būtų turėti ir tą dievišką apreiškimą savy, biblijinį. Būtų labai sveika jį turėti savy, kartu su žinojimu ir tą tikėjimo apreiškimą turėti. Nes šitas pasaulis, jisai ignoruoja ne tik sielą, žmogaus ignoruoja, bet ir dvasinį pasaulį ignoruoja, ir sutvėrėją ignoruoja. O jeigu neignoruoja, tai kalba tik simboliškai, taip nerimtai.
Apie sutvėrėją yra kalbama, kada kalbama, tai vis tiek kalbama simboliškai, taip labai paviršutiniškai. Taip, kad gerai yra gražūs dalykai, malonūs dalykai yra gerai, bet kada truputėlį apsičiupinėji iš ten pasaulį, supranti, kad gyvenimas yra didžiąja dalim ne juokai ir kažkokios netgi klaidos, netgi vaikystės klaidos, jaunystės klaidos, kai kurios paskui labai atsiliepia. Ir atrodo, taigi aš čia buvau vaikas, aš buvau jaunas, aš tarsi turėjau teisę klysti. O kam tu pasiskūsi? Nesakau, mano tam tikri kažkokie tai paklydimai, kažkokias nesąmonės iš vaikystės, kur aš iš nežinojimo kažką padariau, iš dėl to, kad visi taip darė. Visi darė ir aš darau. O paskui man tie dalykai labai atsiliepia ir ilgai teko mokėti kainą už tuos prašovimus, už tuos paklydimus. Nieks tau neatleidžia, kad tu buvai vaikas ir buvai dar toks, reiškia, nedidelio supratimo. Nors sakau, vaikas jisai logiškai labai yra, labai šviesų žmogus, logiškai, bet patirties nėra. Va čia kita problema. Patirties gyvenimo realiam pasaulyje. Nes žinios savo ruošto, kada pabandai jas taikyti realiam gyvenime, tu žiūri, kad vėl viskas truputėlį dar kitaip. Todėl, kai pamatai žmogų, švarų žmogų, kai pamatai, kad jisai gyvena šitam pasaulyje tarp tokių paviršutiniškų žmonių, visą laiką suskausta širdį. Ir norisi žmogui kažką perduoti, norisi kažką pasakyti. Tikro, kad tas žmogus galėtų orientuotis, atėjus kažkokiam tai momentui X. Nuoširdžiai sakau.